Taip, sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, SEO agentūra. Šiandien turim puikių žinių iš Google. Taip, naujiena yra kovo 5 dienos, šiandien yra kovo 6, kad Google'as išleido labai svarbų didelį Google algoritmo atnaujinimą. Kaip jie rašo, va čia pabrauksiu, galiu taip priartinti, kad 24 metų kovo algoritmo atnaujinimas yra sudėtingesnis nei įprastai. Tai reiškia, kad tas atnaujinimas ir kaip jie rašo, čia yra puikus sakinys, kad marks evolution. Tai keičia jų požiūrį, kaip jie identifikuoja, ar turinys yra naudingas. Pažiūrėsim, nes iki šiol niekas nežinojo, visi kalbėjo, kas yra naudingas turinys, bet labai aiškių gairių nebuvo ir buvo labai daug misinterpretacijų. Kol kas nėra labai aiškių gairių iš Google, kaip jis dabar vertins naudingą turinį, bet pažiūrėsim. Vėliau, kai bus žinių apie tai, kai žinosim, kasgi tai yra tas naudingas turinys, kai bus žinių, tada komentuosiu ir padarysiu atskirą įrašą. Taip, judom toliau. Kas keičiasi? Kaip sako Google'as, keičiasi, dabar taiko su atnaujinimu, taiko į 3 dalykus. Tai yra expired domain abuse. Lietuvoje nėra labai plačiai išnaudojama, bet tikrai ir mes ir išnaudojam tą metodą, kai yra išnaudojamas senas domenas, tai yra vadinamas dropas. Dropas dažniausiai domenas su reputacija, su gera istorija, kuris nebuvo pratęstas dėl kažkurių priežasčių. Pas mus yra atskiras video ir į aprašymą tada ir tekstą aprašymą įdėsim, kam įdomu galėsit paskaityti. Video yra, apie tai galėsit pažiūrėti. Tai Google'as dabar taiko į išnaudojimą tokių domenų, pažiūrėsim, kaip tai bus. Antras dalykas, į ką taiko Google'as, yra scaled content abuse, tai praktiškai eina kalba apie tai, kad labai daug turinio šiuo metu yra generuojama automatiškai su tam tikrais įrankiais, bet tai yra dirbtinio intelekto pagalba kūriamas turinys. Ir Google'as nori į tai taikyti. Tai praktiškai eina kalba apie tai, kai Lietuvoje vėlgi nėra taip dažnai tai pasitaikus praktika, bet pasaulio mastų SEO industrijai yra generuojamas turinys ir tūkstančiai puslapių publikuojami per dieną. Kaip Google'as identifikuos, kas yra scaled content, tai yra masiškai gaminamas turinys, kas yra būtent masė. Tai kaip jis identifikuos, nerašo, bet žiūrėsim, stebėsim ir vėlgi, kai turėsim žinių, aš pakomentuosiu. Kol kas mes irgi darom tokią praktiką, generuojam ne lietuviškai, bet angliškai eksperimentams naudojam, yra sukurti atskiri puslapiai, mes žiūrim, kaip Google'as reaguoja ir visai neblogai į automatiškai sugeneruotą turinį. Tai vėlgi, dar pakomentuosiu, kam įdomu, mes planuojame greičiausiai savaitės bėgyje, publikuosim naują įrašą ir mes darysim eksperimentą. Eksperimento tikslas yra taip, generuosim visiškai automatinį turinį lietuviškai, registruosim naujus domenus, automatiškai kelsim turinį į tinklapius ir žiūrėsim, kaip Google'as reaguoja. Tai stebėkit, eksperimentui bus sukurtas atskiras puslapis dedikuotas ir ten mes kelsim, ką mes darom, kaip darom ir paskui rodysim rezultatus, kam įdomu ir bus palyginimai su trečiu GPT 3.5 ir su ketvirtu GPT. Ir žiūrėsim, kaip Google'as reaguoja ir dar su tokiom žiniom, kad taiko automatiškai kūrimą turinį. Pažiūrėsim, kaip reaguos į lietuvišką turinį. Ir dar yra irgi įdomi. Trečias punktas, į ką taikomas atnaujinimas, yra site reputation abuse. Praktiškai jis kitaip, angliškai vadinasi kitaip, eina kalba apie angliškai terminas parazitinis SEO. Lietuvoje nedažnai išnaudojamas tas metodas, bet tikrai teko matyti, kai yra didelių arba žinomų portalų resursai išnaudojami tam, kad gauti daugiau arba lengviau arba greičiau gauti rezultatus, iškelti savo turinį. Ir apie tai dažnai kalba, yra YouTube'as MedDigity kalba apie Parasite SEO. Kam įdomu, galite pažiūrėti, paieškoti Google paieškoje, kaip yra išnaudojamas parazitinis SEO. Tai tiek šiam kartui, kai turėsim žinių, kai vėlgi pažiūrėsim, kaip reaguoja lietuviški tinklapiai į pakeitimus. Aš manau, kad dabar tikrai tas mėnuo, kaip Google'as ir žadėjo, tikrai bus įdomus ir nenustebkit, kad rezultatai gali top 10-ukose gali keistis radikaliai
žiūrint kaip taiko į tai, kaip Google'as taikys tai, ką pažadėjo. Tai kol kas tiek šiam kartui. Iki.